Pirmą kartą prisijungę prie platformos, turėsite užpildyti taip vadinamą faktą dokumentą. Pradėkime. Profile Details skiltyje užpildykite savo asmeninę informaciją, taip pat savo telefono numerį. Tai padarę, spauskite žalią mygtuką Continue. Kitoje skiltyje pasirinkite savo asmens dokumento tipą – pasą, ID kortelę ar kitą. Tuomet įrašykite dokumento numerį. Galiausiai užpildykite informaciją apie savo darbovietę ir spauskite Continue. Šioje skiltyje peržiūrėkite, ar visa jūsų informacija atitinka realybę. Spauskite Continue. Atsidarys fato dokumentas, kuris pildomas dėl JAV vertybinių popierių įstatymų. Peržiūrėkite jį, perskaitykite ir sužiūrėkite, ar jūsų įvesti duomenys atitinka. 9 punkte pasirinkite Yes. Apačioje įrašykite savo vardą kaip parašą. Spauskite Continue. Jūs sėkmingai užpildėte fato dokumentą. Teliko nufotografuoti ir įkelti jūsų asmens dokumentą bei įkelti banko išrašą, patvirtinant jūsų gyvenamąją vietą.